They've got a foul now. They can't get the turnover, and they don't. And we've witnessed something that very few ever have. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš iš tikrųjų net nežinau, nuo ko pradėti, nes tai, ką mes matėme vakar, tai tikriausia istorija. Didžiausias Žalgirio sugrįžimas per visą egzistavimą. Antras didžiausias visos Eurolygos istorijoje. Ir šiame video mes panagrinėsime, kaip visa tai atsitiko. Kaip Žalgiris sugrįžo per 15 paskutinių rungtynių minučių iš -27. Po tokių rungtynių tiesiog pagalvojau, kad užmigti lengvai turbūt šiandien nepavyks, tai įrašinėju šitą video 2 valandą nakties, todėl tikiuosi, kad įvertinsit mano pastangas. Tai visų pirma paspausit like ir prenumeruosit kanalą. Kitas dalykas, prieš maždaug savaitę pasileidau savo Patreon platformą, kurioje galite rasti šiek tiek papildomo mano turinio. Nuorodą dabar matote ekrane, taip pat paliksiu ją video aprašymę. Ir jeigu žiūrit mano turinį jau kuris laikas, jeigu jis jums patinka, dabar jį galite paremti vienu vilnietišku kapučino puodeliu per mėnesį. Ačiū jums labai. Persikelkime į trečiąjį kėlinį. Žalgiris atsilieka 25 taškais ir Trinkieri eina žaisti visiškų vabank. 1-2, 1-1 išsidėstymo spaudimas per visą aikštelę su dvigubinimais aikštelės kampuose. Tai yra visiška rizika ir dažniausiai tai suveikia tik moksleivių krepšinio lygos rungtynėse. Pačiam yra ne kartą tekę žaisti tokiame mače, kur ši gynyba suveikia puikiai. Bet, kai man buvo 14, 15 ar 16 metų. Čia mes kalbame apie Eurolygą. Gerai, tai kaip tas spaudimas atrodė? Matome, kad kauniečiai leidžia priimti kamuolį varžovams aikštelės kampuose. Po perdavimo išmetantį žaidėją apdengiantis Metas Mitčelas iškart eina dvigubinti. Priešingoje pusėje Dovydas Giedraitis perima Mitčelo žmogų ir atkerta perdavimą. Trečiojoje linijoje esantis Lukas Lekavičius renkasi iš šių dviejų žaidėjų ir bando vieną iš jų atkirsti. Bet matome, kad to čia net neprireikė. Deividas Sirvydis iškart perima kamuolį, nepataiko, bet Meto Mitčelo aktyvios rankos pamuša jį tiesiai Dovy Giedraičiui į rankas ir Dovis smeigia tritaškį. Labai greitai po to dar vienas Milano išsimetimas, šį kartą jau iš už šoninės linijos. Ir čia Žalgiris vėl dvigubina, tačiau šį kartą nuo varžovų vidurio puolėjo. Ir Zechas Lydej nebūtų Zechas Lydej, jei nesusigundytų šitų ankstyvų metimų iš baudos metimo linijos. Viskas kaip ir gerai, metimas laisvas, bet nesakyčiau, kad tai yra labai dažnas metimas jo repertuare. Sirvydis pataiko tritaškį su pražanga ir Žalgiris po baudos metimo vėl dvigubina. Matome, kad Bolmaro yra uždvigubintas tarp šoninės ir galinės linijos. Sirvydis ateina dvigubinti ir pamuša šį kamuolį. Ettore Mesinai nepatinka ši situacija ir italas prašo iškart minutės pertraukėlės. Tačiau tikrai nebuvo taip, kad Mesina nubraižė kažkokį stebuklingą derinį ir Žalgiris iškart nuėmė spaudimą. Ne. Trinkieri ir toliau laikė šitą spaudimą, kadangi tai tiesiog išbalansavo Milano komandos puolimą ir privertė juos žaisti paprasčiausius 1-1 ir 2-2 likus labai mažai laiko atakai. Čia dar vienas to pavyzdys trečiojo kėlinio gale. Matome, kad uždvigubintas Armoni Bruksas, vėliau kažkokiu stebuklingu būdu Olimpija išsaugo kamuolį, tačiau matome, kad Zechas Lydej žaisti pick and rollą kyla likus vos 8 sekundėms. Puikus stepautas iš Biručio. Pažiūrėkite, kaip vėlai šį perdavimą atlieka Bolmaro, Zechui Lydej lieka 2,3 sekundės. Geras kirtimas iš Gianpaolo Ricci, bet kadangi Žalgiris dvigubino, šiai atakai ir šiam metimui tiesiog nebelieka laiko. Dar vienas geros Žalgirio gynybos ir spaudimo per visą aikštelę pasekmės pavyzdys. Paprastas pick and rollas, vėl lieka tik 10 sekundžių, Milano puolimas gan statiškas, netikra užtvara iš Zecho Lydej ir Bolmaro turi geras 6 arba 5 sekundės. Ok, Birutis jam atidaro dešinę pusę, bet pažiūrėkite, kaip Ulanovas dar kartą išsikeičia vos tik jis pasiekia baudos aikštelę. Super sudėtingas metimas ir šis nepasiekia tikslo. Bet iš tikrųjų, vieną dalyką reikia pripažinti, tai kad Milanas šitas rungtynes galėjo uždaryti mažiausiai, 1, 2, 3, galbūt net ir 4 kartus. Kiek tritaškių ir laisvų jie prametė. Pažiūrėkime. Čia 2 užtvaros Bolmaro, Birutis eina stepautuoti ir matome, kad Mitčelas leidžiasi į baudos aikštelę. Zechas Lydej lieka visiškai laisvas, turi laiko prisitaikyti, bet prameta. Kitame klipe dar vienas Biručio stepautas. Bolmaro puikiai išlaukia, kol Brady Manikas jau grįžinės link savo žmogaus, tada siunčia
siunčia greitą perdavimą, puikus ekstra perdavimas iš Milano vidurio puolėjo ir Gianpaolo Ricci vėlgi meta visiškai laisvas po pagavimo. Na ir čia dar vienas pick and rollas, kurio metu Birutis vėl bando stepautuoti, bet lygiai puikiai nuskaito situaciją, statome tikrą užtvarą, trumpo nusileidimo situaciją ir kaip jau dažnai būna prieš stepauto gynybą, laisvas tritaškis iš kampo, bet vėl jis yra netaiklus. Vėliau buvo dar ir tas epizodas, kuriame Žalgiris ir Silvanas Francisco nesugebėjo išsimesti kamulio. 2-1 situacija, Bolmaro pelno 2 lengvus taškus ir Žalgiris atsilieka ketvirtojo kėlinio pradžioje -20. Ir po šito epizodo ir dar po vėliau sekusio Šavono Šildzo metimo, kuomet jis vėl sugrąžino pranašumą iki 15 taškų, atrodė, kad na tikrai šiandien nieko nebeįmanoma, Žalgiris sukovojo, bet su tuo ir teks keliauti namo. Na, o bet tačiau kaip mes visi klydom. Iš pradžių Žalgiris medžioja Mirotičių, viena užtvara, antra užtvara, kol galiausiai Zechas Lydiai turi sunkų sprendimą. Na kaip ir sprendimas gal ir neturėtų būti toks sunkus, bet jis pasirenka tiesiog klaidingai. Vietoj pagalbos nuo Ulanovo ir pilno Biručio atmušimo jis pasitraukia per anksti, puikus Francisco perdavimas ir Birutis gali krauti šitą kamuolį iš viršaus. Dabar jau kitame klipe atakuojamas Zechas Lydiai, o su juo Milano Olimpija keitėsi. Ulanovas turi mažesnį žmogų prie savęs, Bolmaro turi pasaugoti Birutį, Dovis puikiai juda be kamulio, Ūlė jį pamato ir pasižiūrėkite, kaip Bolmaro nesitiki, kad Giedraitis bus tiek pasislinkęs į dešinę pusę. Pažiūrėkite, kur argentinietis bando trukdyti metimui, kuomet Giedraitis yra per gerus 2 metrus nuo jo į dešinę. Ir na tiesiog buvo įspūdinga žiūrėti, kaip Žalgiris kovoja, kaip Žalgiris nepasiduoda ir čia vėl suveikia spaudimas per visą aikštelę. Atakos pradžios nematome dėl pakartojimų, bet matome, kad Olimpija gan nesunkiai išeina iš dvigubinimų. Tačiau ką tai duoda? Lieka vos 10 sekundžių, Olimpija iki galo nežino, ką nori daryti, galiausiai pamato Mirotičių prie savęs turintis ir Vydį. Tačiau Deivis puikiai eina iš priekio, netikslus perdavimas, Mirotičius skrisdamas į užribį turi bandyti išsaugoti kamuolį ir dar viena Olimpija klaida. Vėlgi, prasidėjusi nuo spaudimo per visą aikštelę ir Žalgiris po šios klaidos 3-2 situacijoje pelno 2 taškus iš po krepšio. Vėliau dar vienas puikus agresyvaus gynyboje Deivido Sirvydžio epizodas. Jis prilipęs arti varžovo, šis jam užvažiuoja su alkūne per veidą ir kažkokiu tai būdu tai nebuvo nesportinė pražanga. Na, man buvo keista, kadangi varžovas akivaizdžiai kilnojo savo alkūnės virš savo galvos ir man atrodo, kad bent jau tokie epizodai praktiškai visada būna baudžiami nesportinėmis pražangomis. Nepaisant visko, Milanas irgi nepėščias. Jie turi Šeivono Šilcą, kuris žaidė tiesiog puikiai pirmoje rungtynių pusėje ir čia po išsikeitimo tiesiog milžiniška erdvė susikurta prieš Edgarą Ulanovą, taiklus metimas ir net ir po visų šitų gerų dalykų, kuriuos jūs tik ką matėte, -15 Žalgirio likus 5 minutėms. Na, o tada, mielieji, turbūt jau kaip jūs imate įprasti, Silvanas Francisco ir jo šou ketvirtajame kėlinyje. Neslėpsiu, visai esu patenkintas, kad kai Žalgiris pasirašė prancūzą, video pavadinime pirmieji 2 žodžiai buvo naujas Evansas, klaustukas. Gal kažkam iš jūsų ir atrodė clickbaitas, bet bent jau kol kas atrodo, kad nei Žalgiris su Francisco pasirašymu, nei aš su tuo pavadinimu tikrai neprašovė. Ir kiek nedaug prancūzų reikia. Čia tiesiog aukšta užtvara, labai panašiai kaip Žalgiris darė prieš Rytą LKL rungtynėse antrojoje pusėje. Francisco eina nuo užtvaros, gali naudoti savo greitį ir užsidirbo 2 baudos metimus. Vėliau jau aukšta užtvara Doviui Giedraičiui. Vėl bandomas atakuoti Mirotičius. Giedraitis puikiu trūkčiojantį driblingu sutraukė 2 varžovus, Alenas Smailagičius visiškai laisvas ant tritaškio linijos ir serbas kaip ir prieš Virtus pataiko savo tritaškį. Jau darosi įdomu, lieka jau tik 10 taškų. Milanas kitoje pusėje bando atsakyti visiškai tuo pačiu. Mirotičiaus pick and popas, Smailagičius dabar jau baudos aikštelėje, tačiau vėl Milano Olimpija, kaip ir sakiau, prameta kokį 4 apylaisį tritaškį 4-ajame kėlinyje. Iš tikrųjų, tai praktiškai kiekvienas iš tų tritaškių galėjo praktiškai palaidoti visas Žalgirio viltis. Na ir gerai, kad nei vienas iš jų tiesiog neįkrito. Nei vienas toks kosminis sugrįžimas iš 20+ taškų per tokį mažą laiko tarpą neįvyko be tos komandos, kuri laiminėjo pagalbos. Visi dalykai turi sukristi tiesiog idealiai ir čia matėme tą patį. Vėliau po netaiklaus Milano metimo prie Smailagičiaus yra mažesnis Milano žaidėjas. Ir čia komplimentai Doviui Giedraičiui, kuris tai pastebi ir pastebi dar ir pagalbą iš silpnosios pusės nuo Ulanovo, siunčia šitą labai greitą perdavimą Ūlei ir komplimentai kapitonui, kuris 4-ajame kėlinyje visus tuos tritaškius sumetė. Lieka vos 9 taškai, dar viena aukšta užtvara Silvanui Francisco. Ir jo tas greitis yra tiesiog kažkas
kosmiško. Pažiūrėkite, kaip jis pranerė tarp dviejų Milano žaidėjų. Pagalba vėl iš stipriosios pusės nuo Ulanovo ir vėl kapitonas neklysta ir lieka vos 6 taškai. Na ir galiausiai ir pats Francisco prisijungė į taškų rinkimo vakarėlį. Aš nežinau kaip jūs, bet šis žaidėjas yra tiesiog fantastiškas ir norisi tikėti, kad nieko jam ten baisaus su nugara ar tai su klubu neatsitiko. Tiesiog ankstyvę užtvarą Smailagičiaus, Zekas lygiai keičiasi, puikiai prisimena tik ką įvykusį epizodą, kuriame Francisco jį aplenkė greičiu, šiek tiek atsitraukia ir prancūzui to užtenka. Taiklus tritaškis po driblingo. Na ką, lieka vos -3 ir mes grįžkime nuo to, nuo ko šį video ir pradėjome. Spaudimo per visą aikštelę. Vėlgi, dvigubinimas aikštelės kampe, kažkokiu tai būdu pavyksta Milanui iš jo išsisukti, pereiti vidurio liniją laiku, bet čia toliau Žalgiris nepasiduoda, Francisco yra aktyvus, agresyvus ir išprovokuoja dar vieną pražangą puolime. Ir kam keisti tai, kas veikia? Žalgiris vėl spaudžia tą patį mygtuką, tas, kuris veikia prieš Vilniaus Rytą 4-ame kėlinyje, tas, kuris veikia čia prieš Milano Olimpiją 4-ame kėlinyje. Vėl Francisco su kamuoliu, vėl super aukšta užtvara prie vidurio. Tiesiog kosmosas, net nelabai turiu ką ir pridurti, čia aukščiausio lygio ir talento žaidėją turime Kaune. Lukas Lekavičius pakyla nuo suolo, labai ramiai pataiko tą baudą, išlygina rezultatą ir kitoje aikštelės pusėje Žalgiris viską keičiasi ties kiekviena užtvara. Ir čia vėl Alenas Smailagičius, taip kaip ir matėme Bolonijoje. Žinoma, dviejų žaidėjų kombinacija tarp Šilco ir Mirotičiaus, Smailagičius keičiasi, atlaiko pirmąjį puolimą ir galiausiai priverčia Daną mesti super sudėtingą metimą nuo vienos kojos, viena ranka, be balanso, o Arnas Butkevičius dar ir uždirba pražangą bekovodamas dėl kamuolio. Na, jūs patys viską matote, kokia kova iš Francisco, iš Sirvydžio, iš Butkevičiaus, Mičelo atkovoti kamuoliai, tiesiog visų žaidėjų gynyba ir agresyvumas antroje rungtynių pusėje padarė savo. Na ir galiausiai lemiama rungtynių ataka. Šiltas priima kamuolį ir pirmas pasirinkimas yra šita Flair užtvara Armoni Bruksui. Gal Žalgiris nesusikeis, galbūt Mirotičius galės kirsti po krepšiu. Nieko neįvyksta, Žalgiris puikiai keičiasi ir Šilcas neša handoffą Bruksui. Tačiau čia Žalgiris puikiai palaiko kontaktą, dar vienas išsikeitimas ir Bruksas lieka prieš Giedraitį. Lietuvis niekieno nuostabai priverčia jį mesti super sudėtingą metimą ir Metas Mičelas tiesiog atskrieja pasiimti šito kamulio. Jūs jau turbūt šokinėjate iš džiaugsmo namuose ir Milano komanda dar kažkokiu tai būdu ir nesugeba subauduoti, nors yra likusios 9 sekundės žaisti šitame mače. Žodžiu, tokie įspūdžiai po šių rungtynių. Taip Žalgiris grįžo iš -27. Tiesiog kosmosas. Tiek šiandien, jau 2 valandos 37 minutės, o man dar reikės šitą visą medžiagą sukarpyti, patiekti jums gražiai, taip kad ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko, nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalą ir apsilankykite mano Patreon'e. Ačiū jums labai. Iki. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.